Šiauliuose išrinkta metų šiaulietė 2009. Jau antrą kartą šiauliečiai turėjo puikią progą ir galimybę savo balsą atiduoti už labiausiai nusipelniusią moterį. Keli tūkstančiai susirinkusių šventinėme finalinėme renginyje turėjo aiškią poziciją kandidačių atžvilgių. Už ką vertinat metų šiaulietę? Na, pirmiausiai, turbūt šiaulietę reikėtų vertinti už tai, kad jinai yra labai aktyvi visuomenininkė. Visų pirma, kad jinai 3 vaikų mama. Visų antra, kad jinai neatleido visų darbuotojų, visus išsaugojo darbo vietas. Visų trečia, kad jinai dirba kartu su jaunimu. Ir geba visus suspėti. Už žmoniškumą, už gerumą, už darbą šiauliams. Už žmogiškasias savybės. Paprasčiausiai žmogiškumą. Balsavimo komisijai susumavus visus rezultatus paaiškėjo, kad iš 9 pretendenčių daugiausia balsų surinko ilgametę darbo patirtį turinti šiaulietė, vaikų gydytoja Liuda Gražina Bekerienė. Ši moteris pelnė ir žiūrovų simpatijas. Būtent jai atiteko specialus perlų ir aukso vėrinys. Žinoma, medikė neslėpė jaudulio ir prisipažino, kad šis įvertinimas tikra staigmena. Jaučiuosi, nepakartojamai, netikėta, net ir burnoj sausu dėl adrenalino. Iš tikrųjų, noriu padėkoti ir rengėjams, ir ypatingai šiauliečiams. Aš galvoju, kad aš turiu dėkoti vaikams ir meiliai. Ir aišku, savo nuostabiam kolektyvui ir šeimai. Organizatoriai Moterų veiklos inovacijų centras ir Šiaulių apskrities televizija džiaugiasi garsių atlikėjų pasirodymų bei susirinkusių šiauliečių gausa ir sako, nesigailį ėmėsi tokio renginio antrą kartą. Be to tikisi, kad šiaulietės rinkimai bus viena didžiausių ir gražiausių pavasario švenčių Šiauliuose. Gaunu komplimentus už labai nuostabią šventę, kurioje ne didieji politikai, o paprastos darbščios bitelės moterys, kurios tikrai savo darbu ir ne tik savo darbu, bet ir visuomeninė veikla prisideda prie to, kad mes būtumėm geresni, kad aplinkui būtų skleidžiamas gėris, filantropija. Ir aš džiaugiuosi, kad į areną atėjo tiek daug žmonių, kurie palaiko šį projektą. Ačiū jiems ir tikiuosi, kad susitiksime ir kitais metais. Metų šiaulietės titulą pelniusią vaikų gydytoją sveikino ir Seimo nariai. Andrius Šedžius sako, kad šis renginys vertas pačių geriausių žodžių. Džiaugiuosi, kad tokiom sudėtingom ekonominiam sąlygom toks renginys Šiauliuose, tiek scenos žvaigždžių, tikrai esu sužavėtas, nuostabios moteris, nuostabus renginys ir tikiu, kad jis taps tradiciniu ir kasmet Šiauliai galės pasidžiaugti, pasididžiuoti tokiomis nuostabiamis moterimis, kokias mes matėme šiandien scenoje. Nugalėtojai Liudai Gražinai Bekerienė atiteko ir vieno prekybos centro dovana. 1000 litų čekis, turizmo agentūros kelionė 4 asmenims į Švediją. Specialių prizų sulaukė ir komisijos simpatijas pelniusi kandidatė. Jie tapo Šiaulių dramos teatro aktorė Nijolė Mirončikaitė Timinskienė. Teatralė apdovanota fotomenininkų albumu ir kitomis vertingomis dovanomis. Tokios padovanos atiteko ir daugiausia skambučių bei žinučių sulaukusiai kandidatai. Rėkyvos Lopšelio darželio direktoriai Danutei Onai Statulevičieniai. Projekto globėja Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys specialiu prizu už ilgametę visuomeninę veiklą apdovanojo kaulų ir raumenų ligomis sergančiųjų draugijos Artis aktyvistę Ireną Normantienę. Šventinį vakarą visoms finalo dalyviams atiteko specialiai pagaminti gintariniai vėriniai ir kitos dovanos.